Ketvirtadienį Kėdainiuose pristatyti visą miesto bendruomenę sudominsiantys renginiai susiję su krepšiniu. Netrukus duris atvers naujoji arena, kurioje draugiškas rungtynes sužais ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Kėdainiuose startuos ne tik krepšininkų kontrolinių mačų ciklas, bet ir turas 3 už Lietuvą. Atkeliauja 2 nuostabus renginiai. Visų pirma, pirmos šiemet Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės draugiškos rungtynės su Belgija. Ir antra, tai yra 3 už Lietuvą nuostabus renginys, kuris emociškai, net nebejoju, suvienys Lietuvą ir bus nuostabus pasirengimas visiems ir galėms ir visai Lietuvai prieš Europos krepšinio čempionatą. Istorinis įvykis iš tiesų, šiandien apžiūrėjom Kėdainių krepšinio areną ir manau, tai labai istorinis momentas Kėdainiams, nuostabi arena, sakyčiau, didžiulis impulsas Kėdainių regiono krepšinio vystymui, ne tik tai krepšinio, bet ir viso sporto. Neseniai pasiruošimo 2013 metų Europos čempionatui Slovėnijoje pradėjusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmasias draugiškas rungtynes žais su Belgijos komanda. Dvikova naujojoje Kėdainių arenoje vyks rugpjūčio 5 19:15 min. Pasak Mindaugo Balčiūno, bilietai į rungtynes tiesiog šluote iššluoti. Vakar paleista papildomi 100 stovimų bilietų. Šiaip labai greit išpirko visus bilietus. Aš tikrai tikiuosi, kad tai nėra laikinas, bet, sakysim, nuolatinis toks susidomėjimas ir ateityje ir Kėdainių klubui bus reikalingas toks ir gali palaikymas. Arena, sakysim, Kėdainių miesto yra optimali, sakysim, jos bandysim išplėsti dar galbūt tokiam papildomam kėdėm, bet iš principo jau turbūt paskutiniai bilietai prekyba. Smagu, kad taip yra. Kėdainiečiai džiaugiasi ne tik galimybę priimti nacionalinę vyrų rinktinę, bet ir mieste atsiradusiu naujų traukos centru. Padėkočiau Mindaugui Balčiūnui už parodytą pasitikėjimą, kad Kėdainiuose gali vykti tokios varžybos. Ir mums tai yra didelis iššūkis, tačiau kartu tai ir impulsas augti vadybinė prasme, ieškoti naujų galimybių. Ir aš labai tikiuosi, kad Lietuvos ir Belgijos draugiškos rungtynės bus kaip antras kvėpavimas Nevėžio krepšinio klubui ir visiems kėdainiečiam. Galbūt jie pažvelgs kitaip į krepšinio klubą, į krepšinio varžybas, padaugės žiūrovų skaičius. Laukia nemažas iššūkis, bet mes tikimės su juo susidoroti. Yra tikrai labai įdomių architekto sprendimų, kur, sakau, areną gali transformuoti didesnį, į mažesnę padaryti. Taip pat mes turim mobilias kėdės, kurias galima ištraukti, sustumti, taip pat panaudojant ir galima ten tikrai įvairius renginius. Areną iš tikrųjų mes pastatėme labai greitai. Šiandien pasakom kolegom, kad mes lygiai prieš metus tik tai įkasėm akmenį, o šiemet jau mes galvom greitai už 2 savaičių apie baigiamosius darbus. Darbai vyko labai sklandžiai, nepaisant to, kad mes turėjome ilgą žiemą ir tikrai statybos ilgą laiką buvo pristojusios. Mes negalim konkuruoti su tokiom arenom kaip Žalgirio arena ar Šiaulių arena, jinai, aišku, konkrečiai bus mažesnė, bet kalbant apie mažesnės arenas, tai jinai yra išskirtinio dizaino, tiek išorinio, tiek vidinio. Kai kurie architektų sprendimai leidžia vidinę erdvę transformuoti į kelias dalis. Ten gali vykti ne tik sportiniai renginiai, tačiau ir kultūriniai bei pramoginiai. Tai mes dėsim visas pastangas, kad šis naujas statinys taptų puikių traukos centrus Kėdainiuose ir garsiausiams Kėdainiuose. Lietuvos Belgijos mačo išvakarėse rugpjūčio 4 Kėdainiuose šioje rinkos aikštėje startuos ir nemažiau susidomėjimo sulauksiantis grandiozinis krepšinio turas po 11 šalies miestų. 3 už Lietuvą. Kiekvienas mėgėjas galės mesti iššūkį profesionalią karjerą baigusioms Lietuvos krepšinio legendoms. Turėtų suvienyti žmonės, kurie besidomi krepšiniu ir galbūt kurie nedrįsdavo seniau kažkaip aktyviau pasportuoti krepšinio, dabar turės tokią galimybę. Projektas labai paprastas ir tuo pat metu tikrai neprastas. Tai interneto svetainėje Delfi registruojasi įvairiausių šalies miestų ir miestelių komandos, kurios gali mesti iššūkį krepšinio legendoms. Tai yra žinomiems praeityje labai garsiems krepšininkams, kurie atvažiuoja į miestus ir miestelius susirungti su vietiniais. Tai tame projekte nedalyvauja buvę profesionalų sportininkai, turiu omeny
miestų ir miestelių komandose. Tik mėgėjai, kitaip tariant, žurnalistas Edmundas, Stalius, Petras ir koks nors taip, inžinierius Vytautas meta iššūkį Arvidui ir kitiem, ar ne, kitom krepšinio legendom. Esmė tokia. Miestai, kurie bus pasirinkti, aišku, Kėdainiai, niekas čia jokių burtų nedarė, čia viskas aišku, atidarimas, nuo to prasideda visas projektas ir taip toliau. Kiti miestai pasirinkti burtų keliu, iš to miesto, kuris bus ištrauktas burtų keliu, bus pakviečiamos komandos susirungti mieste atrankinėme ture. Ir po to ta pati geriausia mėgėjų komanda, mėgėjų trejetas ar ketvertas, kiek registruos, susirungs su legendomis. Jeigu jiems pavyks nurungti legendas, jie važiuos į Kauną susirungti tarpusavį ir ta geriausia komanda važiuos kartu su rinktinė stebėti Europos krepšinio čempionatą. Ir juos lydės ne bet kas, o Antanas Guoga po Sloveniją. Tai jie turės labai gerą laiką dar ir papildomai turbūt. Tai tokia yra projekto esmė, iš esmės sukelti vajų, didesnį susidomėjimą, populiarinti gatvės krepšinį, kas yra turbūt pradžia visiems, bet kokio amžiaus, bet kokio sportinio pasirengimo žmonėms, žaisti 3-3 gali bet kas. Tai tas nėra čia kažkoks super profesionalus lygmuo, tai yra mėgėjai, krepšinio mėgėjai, aistruoliai visoje Lietuvoje meta iššūkį krepšinio legendams, geriausiams visų laikų Lietuvos krepšininkams. Tai va, o tie, kas pasiseks, turės gerą laiką su Antanu Guoga į rinktinę Slovenijoje. Į Lietuvos krepšinio federacijos ir integruotos komunikacijos agentūros VIP Communications organizuojama turą 3 už Lietuvą jau dabar registruojasi 100 Lietuvos komandų. Rengėjai juokiasi, kad šiuo metu vyksta ir legendų atranka, bet žodinius sutikimus jau davė Ramūnas Šiškauskas, Aurelijus Žukauskas ir Virginijus Jankauskas. Bus apie 10-12 legendų, kurios keisis šiek tiek atskiruose miestuose. Aišku, bandysim galbūt orientuoti, sakysim, į to regiono būsius krepšininkus ir panašiai. 3x3 yra visiškai universalus daiktas. Gali 3 merginos mesti 3 legendom iššūkį ir dar neaišku, kas laimės, nes legendos nėra pačios geriausios fizinės formos, jos tik tai moralinės formos geros, ar ne? O fizinės formos, tai čia visko gali nutikti. Tai jeigu drąsesnių merginų, geriau fiziškai pasiruošusių, tai visko gali atsitikti.